namuose turit mikrobangų krosnelę. Jūs kada nors matėt, kaip veikia ta krosnelė? Ten dega kas nors, kas ten yra? Ten yra mikrobangos, ar ne? Bet jų niekas nematė. Kaip dabar jūs įdėjot sumuštinį ir jisai staiga karštas pasidarė, čia stebuklo. Įsivaizduokit, mikrobangų krosnelę jūs parodytume kokiam nors aborigenui prieš, kokį 1000 metų, kokiam nors gyvenančiam džiunglėse. Ką jūs galvojat pagalvoti apie tą mikrobangų krosnelę? Jūs sakytų nesąmonė, jis sakytų, čia yra Dievas. Jis gali iškepti sumuštinį. Jo, greičiausiai, ar ne? Bet mums šiandien tai yra įprasta. Bet vis dar šiandien mes vis tiek visą laiką ir kalbam, jeigu nėra Dievo, vadinasi, jeigu aš jo nematau, vadinasi jo ką? Nėra, nesąmonė. Yra daug dalykų, kurių mes nematom, bet mes nesakom, kad jie neegzistuoja. Taip pat ir Dievas. Dievas yra nematomas, tai yra jo savybė, bet jis yra. Taigi mes kalbėjom apie tai, kaip, kalbam iš vis šitos stovyklos metu apie tai, kaip likti jame. Ir likti jame numeris 1 taisyklė yra prisiminti, kad yra dvasinis regėjimas. Tol, kol mes negalvosime taip, kol mes užmiršime, kad egzistuoja tam tikri dvasiniai dalykai, mes niekada negalėsim likti jame. Tai neįmanoma. Likti jame tai reiškia prisiminti, kad kiekvienas mūsų veiksmas, kurį mes padarome, turi ir dvasinės pasekmes. Mums gali atrodyti, kas čia tokio, jeigu, pavyzdžiui, aš pamelavau. Čia toks buvo nekaltas melas ir niekas nesužinos netgi galbūt, ar ne? Ir jums gali atrodyti, kad tai neturės jokių pasekmių jūsų gyvenime, bet jeigu jūs prisiminsite, kad kiekvienas jūsų veiksmas turi ir dvasinės pasekmes, kurių jūs taip nematot, nepačiupinėsit, nepamatuosit, bet atėjus laikui tai pasireikš jūsų gyvenime ir ne į gerą pusę, ką tada reikėtų daryti? Nustoti galvoti. Nustoti elgtis taip, kaip elgiasi žmonės, kurie galvoja, kad viskas, ką jie čiupinėja, yra tikra, o ko negali pačiupinėti, yra netikra. Ar ne? Taigi, kai mes galvojame apie tai, kaip likti jame, mes turime suvokti, turime prisiminti, kad egzistuoja tas dvasinis regėjimas. Kaip mums būti dvasiškai regintiems žmonėms? Skaitykit Šventąjį raštą. Šventajame rašte, Biblijoje, yra pasakojama apie tai, kas yra nematoma, bet tikra. Ir jūs tiesiog žinosite. Ir jūs suprasite, kad yra akis, yra klausa, yra uoslė, yra lytėjimas ir yra Biblija. Dar viena juslė jūsų gyvenime. Ir kai tai taps jūsų jusle, jūs jau žengsite pirmą žingsnį pasilikti jame. Be to neįmanoma. Gerai. Šiandien mes kalbam apie dar vieną labai svarbų dalyką, ką daryti, kad likti jame. Ko dar reikia. Pirmas, prisiminkit, dvasinis regėjimas. Prisimenat, pakartokim visi. Dvasinis regėjimas, numeris 1. Taip, mums jo reikia. Bet šiandien mes pakalbėsime dabar apie dar vieną momentą. Ir noriu pradėti tiesiog nuo tokio kaip pasakojimo. Tai yra tikra istorija. Senovės Graikijoje, žinot, tokią šalį, Graikija. Ir jinai šiandien egzistuoja, bet dar buvo ir senovės Graikija. Vienas iš tuometo labai garsių miestų, vienų garsiausių Graikijos, tuometinė Graikija miestų, buvo Sparta. Gerai, kažkodėl išsijungė. Gerai. Sparta. Kam teko girdėti apie Spartą? Žodžiu, tai buvo miestas, kuriame, jis, ta prasme, panašiai buvo įkurtas prieš 3000 metų nuo šiandien. Taip, panašiai vertinti. Neranda? Vat jis čia. Matot, saloj, Sparta. Tas miestas pasižymėjo savo karingumu. Bet aš duodu galvą, kad jūs nenorėtumėte tą miestą gyventi. Ir pasakysiu kodėl. Nuo pat vaikystės, ta prasme šeimoje, kai gimdavo berniukai,
Vieni šaltiniai sako, kad nuo 3 metų, kiti truputuką vėliau, tiesiog berniukus paimdavo iš šeimos ir juos augindavo kaip karius. Juos apgyvendindavo bendrabutyje arba kareivinėse ir ten jie buvo mokomi kovos menų. Būtų visai faina, ar ne, pramokti kovos menų, bet vienintelis rūbas, kurį jie galėdavo vilkėti, kurį jiems duodavo, tai būdavo plonas apsiaustas, su kuriuo jie turėdavo būti apsirengę ir žiemą, ir vasarą. Jie miegodavo ant šiurkščių čiužinių, patiestų tiesiog ant žemės iš nendrių padarytų. Jie bėgiodavo po karštas žarijas, arba specialiai tam tikslui suskaldytus aštrius akmenis, arba šakas. Bandėt kada nors basi palakstyti per aštrius akmenis arba šakas? Nebandykit. Gerai, nebandykit. O jie tiesiog nuo mažų dienų, tie maži vaikai būdavo paimami iš šeimų ir į tokią aplinką jie būdavo ten ir ugdomi. Jie patirdavo labai didelį fizinį krūvį. Miegodavo po kelias valandas per dieną, jiems valgyti neduodavo. Jie turėdavo maistą pasivogti. Bet jeigu juos pagaudavo vagiant, juos smarkiai mušdavo. Ne už tai, kad vogė, o už tai, kad pričiupo. O jeigu jūsų nepagautų vagiant, jūs vis tiek muštų. Tiesiog dėl to, kad jūs priprastumėt prie skausmo. Reguliariai. Atsiverčiat, pavyzdžiui, šiandien kokios man pamokos. Fizika, chemija, biologija, mušti. Ateinat, mokytojas jūsų po to gėrė. Jūs tiesiog pratins prie skausmo. Aišku, išėję tokią mokyklą tie vaikai, jie būdavo bebaimiai, jie praktiškai būdavo nepagaunami, jie mokėdavo, karo strategija jiems būdavo įkalta į galvą taip stipriai, kad iš tikrųjų geresnių karių istorijoje, žmonijos istorijoje, dar nėra, dar nežino, dar nėra buvus. Aišku, šiandien mes galim sakyti, kareiviai yra geresni dėl to, kad mes turim ginklų gerai geresnių. Bet tuo metu vienas žmogus galėdavo nuveikti daugiau negu kad kartais visa kariuomenė. Pats žinomiausias spartiečių mūšis buvo ugninių vartų mūšis. Šitas mūšis pasižymėjo tuo, kad 300 spartiečių sugebėjo atsispirti apie 1500 medų kariuomeniai. Matėt kada nors filmą 300? Šitas filmas pastatytas pagal šituos faktus. Tai yra istorinis įvykis, istorinis mūšis. 300 vyrų sugebėjo atsispirti beveik 1500 kariuomeniai. Ir jie sugebėjo išsilaikyti ten keletą dienų, 3 dienas. Atremti visą šitą. Įsivaizduokit kariuomenę. Gerai, tie, kas nematė 300, čia yra ištrauka tiesiog iš filmo, kad jūs įsivaizduotumėt, nes sako, geriau vieną kartą pamatyti, negu kad 1000 kartų išgirsi. Aš tikiuosi, kad galėsite išgirsti. Saujelė praktiškai 300 kareivių. Tiesiog, kad jūs įsivaizduotumėt mastelius, ar ne? 100 tūkstančių kareivių prieš 300 karių. Ir jūs įsivaizduokit, ir taip jie ištisas, 2 dienas
mūšis, o taip, juos puola, o jie atremia. Juos puola, o jie atremia. Ir jiems beveik pavyko. Ir jiems tikriausiai būtų pavykę, jeigu ne išdavikas, kuris parodė slaptą kelią, kaip apeiti jų įtvirtinimus. Nes jie buvo įsitvirtinę tokioje tarpeklyje tokiame, kuris ir buvo vadinamas ugniniai vartai. Praktiškai, jeigu medopersai prasiveržtų pro šitą tarpeklį, jie būtų paėmę visą Spartą ir vėliau visą Graikiją. Ir šitie 300 vyrų sugebėjo atremti šitą puolimą. Įsivaizduokit, kokie galingi kariai buvo. Ar ne? Kas norėtumėt būti tokie kieti? Reikėtų kažkur pasistengti. Aš tai įsivaizduoju, kai būtų faina, prie mūsų niekas neprilystų, niekas nepasipravardžiuotų, niekas netimtų nieko iš manęs, niekas negalėtų nei žodžio pasakyti, kuris man nepatiktų, nes akivaizdžiai, ta prasme, aš būtų kiečiausias visam rajone. Bet, vertinant viską iš karo strategų pusės, iš tikrųjų tai buvo ypatingas mūšis. Bet ne vienintelis mūšis istorijoje, kurie 300 žmonių, 300 kareivių sugebėjo padaryti stebuklą. Kitas mūšis įvyko dar vėliau. Ir apie jį rašo Biblija. Tai taip pat buvo tikras mūšis, bet jis buvo šiek tiek kitoks. Šitų 300 kareivių spartiečių istorijoje viskas buvo pastatyta ant jėgos. Nes tai žmonės, kurie tikėjo tais dalykais, kuriuos galėjo paliesti, pamatuoti. Gerai, jeigu raumenis mano stipri, vadinasi, aš galiu duoti kažkam į dantis ir jie iškris. Bet kitas mūšis, kuriame irgi kovėsi 300 kareivių, buvo šiek tiek kitoks. Ten buvo žmonių, kurie žinojo, kad ne viskas yra raumenyse. Taigi dabar Biblijos istorija. Apie tai rašo Teisėjų knyga 7 skyrius. Ir šiandieninio herojaus mūsų vardas yra Gideonas. Kam teko girdėti žmogų vardu Gideonas? Gerai. Nėra nei vieno nepažįstat, nei vieno Gideono. Tai šiandien susipažįstat. Gerai. Visi kartu ištarkim. Gideonas. Gideonas buvo karvedys. Tačiau jisai nebuvo karvedys toks kaip spartiečiai. Jisai nuo mažens nebuvo grūdinamas karo mokyklose. Jisai nebuvo... Jam niekas neliepdavo lakstyti po žaries, jam niekas neliepdavo vogti, kad prasimaitinti, ir niekas nemuždavo jo tam, kad jis priprastų prie skausmo. Jis buvo šiaip žmogus paprastas. Ir vieną kartą Dievas ateina pas Gideoną, tiksliau Gideonas ten daro savo tos darbus, kuriuose esi pratęs, ir išgirsta Dievo balsą ir sako, tu dabar būsi mano karo vadas. Ir Gideonas sako, gerai, jeigu žinočiau, nuo ko pradėt, aš ne karys. O žinot, kiekviena valstybė turi turėti kariuomenę, nes ypatingai Izraelis, kuris, sakykime, mes kalbam apie Izraelį, kurio istorija buvo keletą tūkstančių metų atgal. Kiekviena tauta aplinkui šitą tautą, kuri gyveno, buvo jų priešai. Ir dabar, ir vienas iš tokių priešų, kurie visą laiką puldavo izraelitus, tai buvo midjaniečiai. Taigi jie sugalvojo užpult izraelitus eilinį kartą. Tačiau Gideonas dabar buvo karo vadas ir jam reikėjo kažkaip suorganizuoti kariuomenę, kad galėtų apsiginti. Taigi jisai sukviečia pačius geriausius Izraelio vyrus, bet jie irgi ne kareiviai. Jie valstiečiai, žemdirbiai, piemenis, žodžiu, paskui avių užpakalius vaikščioja visą savo gyvenimą. Bet juos sako, dabar mus puola, mums reikia gintis. Žodžiu, 30 000 karių surinko Gideonas. Tačiau tie 30 000, kuriuos jisai surinko, buvo lašas jūrai palyginus su tuo, kokia kariuomenė buvo priešų. Ir Gideonui turbūt labai, yra tas žodis, rūgštų pasidarė. Ką dabar daryti? Priešų kariuomenė milžiniška, mūsų nelabai daug. Jis, aišku, eina apšnekėti su Dievu, ką Dievas patars, jeigu Dievas jį pašaukė, tai turbūt Dievas turi planą. Gideonas yra tas žmogus, kuris žino, kad ne vien matomi dalykai egzistuoja. Kad Dievas gali kažkaip išsukti situacijai. Ir Dievas turi planą, pasirodo. Ir Dievas sako Gideonui, gerai, jūsų per daug, kad nugalėtumėt. Gideonas klausia, per daug, gal
kažkas suklydo Dievas. Gal per mažai? Ne, jūsų per daug. Sako, tiesiog tu turi dalį kareivių, dalį savo armijos pasiųsti namo. Gideonas ateina pas savo kareivius ir sako, gerai, kas iš jūsų bijo? 20 000 vyrų pakėlė rankas. Jūs sakėt, kokie kariai. Kas iš jūsų bijo? 20 000. Gerai, eikit namo. 20 000 išėjo namo, kiek liko? 10 000. Dievas sako, dar per daug. Gideonas. Koks čia karas vyks dabar? Kas čia bus? 10 000 per daug. O priešų kariuomenė ten yra 100 000. Ką jūs darytumėte? Priklauso nuo to, ar jūs tikit dvasiniais dalykais, ar jūs turit dvasinį regėjimą. Jeigu jūs neturit dvasinio regėjimo, jums šakės. Jūs turbūt su tuo 20 000 būtumėte išėję namo. Bet Gideonas turėjo dvasinį regėjimą, jis žinojo, kad ne viskas yra tai, ką aš matau. Ir sako, gerai, padarykim dar atranką. Dievas sako, leisk kariam atsigerti. Vandens prie upelio atsigerti. O aš pažiūrėsiu, kas iš jų kaip geria ir pasakysiu, kurie lieka, o kurie eina namo. Gideonas sako, gerai, kariai, geriam. Ir visi, kas kaip nori, kas kaip gali, gėrė iš upelio. Ir Dievas sako, gerai, šitas tinka, šitas tinka, šitas ne, šitas ne, šitas ne, šitas tinka, šitas ne, šitas ne. Tiko 300. Lygiai tiek pat, kiek spartiečių. Ir dabar sako Dievas, apginkluokim juos. Atkreipkite dėmesį, kokie ginklai buvo. Gerai. Kaip jūs apginkluotumėte 300 karių, jeigu jums reikėtų kariauti su, sakykime, su 200 000 kariuomenė? Ką jūs jiems duotumėte? Bazuką. Jo, kažką tokio, ne, efektyvo. Napalmą kokį nors ten. Lengvai judėti, neaiškiai. Partizaninis karas, gerai, karo strategija prasidėjo. Gerai, žiūrėkit, ką Dievas sako. Gideonas padalino tuos 300 vyrų į 3 būrius ir įdavė kiekvienam į rankas po ragą, po tuščią puodą, sudegų kiekvienam. Gerai, man reikia vieną savanorį. Gerai, savanorį. Gerai, ateik. Gerai, tu būsi karys. Gerai, nesvarbu, kad mergina. Izraelio kariuomeniai kariauja merginas. Gerai. Gerai. Žodžiu, mes tave dabar apginkluosim. Visų pirma, reikia gero apsiausto. Panašiai tik spartiečiai. Ne? Gerai. Grėsmingai atrodo. Gerai. Stok, dabar jau karys. Gerai, kariai. Čia degos, o čia bliūdas. Gerai. Sako, jis davė gerai, dar ragą davė. Ragas tai toks kaip trimitas. Gerai. Grėsmingai atrodo? Ne. Išgąsdintų? Ne. Gerai, bet tu dabar taip rūščiai žiūrėk, nes tu turi rūstą. Į kamerą. Gerai. Jeigu jūs galėtumėt, jei jūsų paklaustų, kas turi daugiau šansų? Karys tas ar karys tas? Karė. Ar karė? Jo, ar karys spardietis, ar karė? Ką jūs galvojate? Karys. Jo, aš irgi galvočiau, kad karys. Jinai. Jo. Jis turi garsiakalbį. Jo, iš tikrųjų. Paprastai. Leiskit man ir savo nuomonę pasakyti. Aš manau, kad dauguma iš mūsų galvotų, kad karys. Jeigu jums reikėtų patikėti savo gyvybę, aš nemanau, kad mes sakytumėm, gerai, tu su garsiakalbiu apgink mane. Ar ne? Mes eitumėm pas tą, kuris nuo 3 metų mokosi kariauti. Bet Dievo rankose
kiekvienas iš jūsų galite tapti stebuklų. Ir Dievas gali padaryti tą stebuklą jūsų gyvenime, aplinkui jūs, jūsų tarpe, jūsų draugų, nes jeigu jūs tik leisit Dievui veikti jūsų gyvenime, dar netokių stebuklų gali atsitikti. Aišku, šiandien galbūt mūsų niekas nepuola, ačiū Dievui. Niekas negrasina kokiom nors vergovėm ar dar kažkuo, bent jau šiandien. Bet šiaip mes turime įvairiausių problemų. Su santykiuose problemos įvairiausiose, galbūt turime savo gyvenime žmonių, kurie mums nelabai patinka ir kuriems mes nelabai patinkam, kurie esant progai, galbūt kažkas iš mūsų pasityčioja. Ne viskas priklauso nuo raumenų, ne viskas priklauso vien tik nuo to, kas mes tokie esam. Dievas iš kiekvieno iš mūsų gali padaryti kažką ypatingo, dėl to, kad mes esame ypatingi. Jeigu mes, kaip ir jūs patys sakėte, iš tikrųjų pasitikim Dievu. Viskas. Gerai, jeigu kas nors jūsų paklaus šiandien ar rytoj, ko reikia, kad likti jame? Atsakymas – tikėkit.